Senoliai atlieka atiduntą. Startas jau paskelbtas ir kelias kruta lėtai, bet užtikrintai į priekį. Oho! Atrodo, tiek toli akmenys nebuvo nukeliavęs. Geriausias rezultatas. Nors rungtis ir pasibaigė su techniniais nesklandumais, bet toks jau yra sportas, kad kartais galiūnai stipresni už įrangą, tai visko pasitaiko.
vieną kartą nepaplojo ant pakylos. Plojimai! 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 Bus! Aiškiai matau, kad bus! Taip, penktas! Plojimai, plojimai, brangiai, plojimai! Taigi trečioji vieta, medaliai, džiaugiamės. Taigi atminčiai nuotrauka, organizatorių originalūs medaliai. Jūs jokiame tarptautinėme turnyre ar pasaulio čempionate niekada negausite tokių medalių, kokius gavote šiandien. Ir jie akmeniniai, neabejoju. Įsteigtas organizatorių prizas Akmenorių taurė 2024 atitenka, keliauja į Salantų granito komandos rankas. Nu dabar plojimai turi būti. Akmenoriai jėga. Mes už Lietuvą. Atvažiuodams čia norėjau organizatoriams atvežti kokių dovanų ir sugalvojau nupirkti sūrį. Manui, pasiunt manim į turgų, buhalterį, sak žiūrėk, kad sūris būtų su PVM nedaugiau kaip 5 eurų. Nuėjau į turgų, išsirinkau gražų sūrį. Jau noriu mokėti, sakau, kiek tas sūris kainau. Sak 3 eurų. Sakau, va čia su PVM, ne čia sak su razinkom. O sakau, su PVM netorit. Anu iš karto krūvą vert, čia sak su česnaku, čia su paprika, čia su peperas. Nu žinok, sak su PVM neturi, iš pat rytmet vis išgrobst. Sako, kiek duotum, jei tas sūris būtum su PVM? Sakau, 5 eurus. O jas man sak, atek ryto, aš tau sūrį suslėksiu. Aš išėjau, ant šnekėjus, ką paskui sužinojau, šalim su kolegi, kur kiaušis padaryti. Sak, kas tas PVM toks yra? Tas sak, nu, aš gyvą nesu matęs, bet kiek žinau, viskas gal grobst. Na, va, sak, mums nebleik. O tas sak, 5 eurus daug iš to padaryti. Sak, tu sakyk, kad tau su PVM, sak, kas ten suprosi, daugiau droskas, prieskonį. Nu, taip jie nutarė. Bet kėdien aš apsirgau ir nuėjau, manau įpeikti. Aš pasakojau, kur tas sūris, kur anei, ratau sūrinį, sumokėjau už to sūrį, su PVM 5 eurų, ant šalin, vestų kaip pats sūrę sudėti. Sako, po kiek tai sūrė? Tai sako, po 3 eurus. O dėko tokie 5, anei sako, veis be PVM. Sako, ko jūs nori pasakyti, kad vos nepos sūrkoins sudar PVM. Jo, sak, kiek turėjau, vis sudėjau. Plojimai mūsų akmenoriams. Ir tikiu, kad jūs visi kolegiškai labai sugyvenat. Ir Mindaugą mylit, ar ne? Vien jau už tą šventę jį reikia mylėti. Nekalbant apie kitus fantastiškus dalykus, kur daro. Tai gerbiamas organizatoriau, šio renginio sumanytojau ir taip toliau. Mindaugai, kalbėkit. Nu, kad akmenoriai teisybės nesako arba nutyli. Nes jie viską daro, daug nešne. Tai va tokia ir žemaitiška, ir akmenoriška savybė, ir už tai aš visus myliu ir visus gerbiu, nes visi žodžio žmonės ir visi draugiški ir noris sucementuoti tą visą reikalą ir kad turėtumėm savo šventės, turėtumėm kuo pasidžiaugti savo pergalėm, savo nuveiktais darbais, nes iš tikrųjų visą Lietuvą puošiam ir gražinam ir padarytam tikrai labai daug darbų, tyliai, be reklamų. Ir gera turėti metus vieną dieną, kur galim visi susirinkti, pasibūti, pasidžiaugti, pasikalbėti. Tai va, ir tikiuosi, kad tai taps jau tradicija. Tai va, dėkoju, kad susirinko, dėkoju, kad esat kartu ir už Lietuvą.
garbingi karaliaus Mindaugo pavaldinių palikuonys ir naujausių laikų Lietuvos valstybės piliečiai. Sveikinu visus 771 Lietuvos karalystės gyvenimo metinių šventės dieną. Su meile ir dėkingumu prisiminkime Romos popiežių Inocentą IV, kuris 1253 metais suteikė Lietuvai palankiausią pripažinimo statusą, nurodydamas vainikuoti Mindaugą karaliumi. O tai reiškia tarptautinį Lietuvos valstybės pripažinimą. Šiandien po 771 metų mes naujausių laikų Lietuvos valstybės nepriklausomos demokratinės respublikos piliečiai savo valdovo Mindaugo karūnavimą pagerbsime valstybės himnų Vinco Kudirkos tautinę giesmę. Tautiška giesmė mums yra daugiau negu poezija, nes joje įtvirtintas tautos identitetas. Vinco Kudirkos kūrybos tyrinėtojų nuomonė, tautiška giesmė yra tautinis dekalogas, savotiškas 10 Dievo įsakymo variantas. Iki giedojimo pradžios kviečiu susikaupti ir apmąstyti tautinio dekalogo principus. Pirmasis įsakymas. Niekada nepamirškime, kad esame lietuviai ir kad mūsų motina Lietuva. Antrasis įsakymas. Gerbkime savo žemės didvyrius. Trečiasis. Gaivinkime istorinę atmintį, pažinkime savo tautos praeitį, iš jos semkime stiprybės. Ketvirtasis. Ženkime tik tai dorybės takais. Penktasis įsakymas. Dirbkime tėviniai ir jos žmonių geroviai. Šventas darbas duos šventą vaisių. Šeštasis. Neleiskime, kad tamsumos Lietuvoje nugalėtų saulės šviesą. Septintasis. Siekime šviesos ir patys tapkime šviesa. Aštuntasis. Tegu mus visada lydi tiesa. Devintasis. Tegu mūsų širdise niekada negesta meilė Lietuvai. Ir dešimtasis. Būkime vieningi, visada stipriai vienas už kitą stovėkime. Mūsų valstybės himno autorius išskyrė tokias dvasinės ir dorovinės lietuvių tautos vertybės. Didvyriškumą, istorinę atmintį, dorybę, stiprybę, darbą, gerovę, apšvietą, teisingumą, meilę ir vienybę. Gerbiamieji, artėja spalio 13 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų diena. Balsuodami už tautos atstovo Seimo nario mandato suteikimą konkrečiam kandidatui, patikrinkime ir įsitikinkime, kad jis mūsų valstybę valdys ir tvarkys tautos identitetą saugojančiomis vertybėmis. Te gyvoja tautiška giesmė, Lietuvos valstybės išlikimo, jos klestėjimo jėga, nenugalėta ir nenugalima lietuvio dvasios jėga. Te gyvoja Lietuvos karalystės ir jos valdovo karaliaus Mindaugo prisiminimas, neišsenkantis mūsų įkvėpimo šaltinis tarnauti savo tėvynei ir valstybei. Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu. Vakaras toksai, kad nėra kur dėtis, ir toksai net neišreiškiamas pilnumas, ir lengvumas mėlynas kaip dūmas, ir toli, labai toli girdėtis. Vakaras toksai, kad nėra kur dėtis. Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu, aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu. Aš prašau, tik nesumindžiokit širdies. Justinas Marcikevičius. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia.
tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvos tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Lietuva! 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 If I know one thing, we're all searching for something. We're all looking for love. We're all to make love. Now here's the bad thing. Now we all the same thing. We're all looking for love. We're all to make love. If you ain't scared, I think you should be. I say yeah. If I know one thing, we're all searching for something. We're all looking for love. We're all to make love. Now here's the bad thing. Now we all the same thing. We're all looking for love. We're all to make love. Looking for love. We're all to make love. Looking for love. We're all to make love. Šalta žiema ir lange tamsu, baltas sapnas nusileis, miegok ir nepabūs, vis minkšta ranka tyliai pasibels į namų duris ir apklaus tave savo šiluma. Vasara primins kaip pasaulė tu pieva, vėjas praeitė, dabino galvą keliami. Ir kaip banga nuplauna smėlį, į tavo ranką
nebeklausk, ar sapne šalta, einant pas tave. Miega pėlis jau ir baltas laivas, ir kažkur sustoja laivas. Užsimerkia ir šiltas sapnas, vasara plemens, į pasaulį tapyda, vėjas praeina, tapina galvą gilimi. Ir banga, ir plauda smėlį, o tavo rankų. Lekia sapnai su balta plauka, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Tyliai užmerkia akis, lekia sapnai su balta plauka, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Einu atverti jas, užmerkia akis ir lauk. Pakartokim dar kartą. Ir ponai, Martynas Kaliavas!